Sienų tipai. Prieš statant mūrinį pastatą reikia apsispręsti, kokio tipo sienos bus mūrijamos. Mūro sienos gali būti vienasluoksnės, dvisluoksnės arba trisluoksnės. Iš arko blokų galima mūryti visų tipų sienas. Tačiau kokio tipo sieną rinkti statant garažą ar fermą ir kokio tipo siena geriausiai tiktų gyvenamajam namui. Pati paprasčiausia vienasluoksnė mūro siena mūrinama vien tik iš arko blokų, jos nešiltinant. Šio tipo išorinės sienos tinka tik tokiems pastatams, kuriems reikalingos stiprios sienos, o konstrukcinės medžiagos šiluminė varža yra nesvarbi arba jos pakanka. Vienasluoksnė siena geriausiai tinka sandėliui, garažui, fermai, ūkiniam pastatui ar vidinėms pertvaroms. Tokių sienų apdaila yra paprasta. Blokai tik gruntuojami ir dažomi arba tinkuojami. Šios sienos šiluminė varža gerokai mažesnė nei nustatyta šildomų gyvenamųjų pastatų sienoms. Šiuo metu išorinės gyvenamųjų pastatų sienos varža turėtų būti 5. Todėl statant gyvenamąjį namą iš arko blokų arba silikatinių plytų įrengiamos kitokios, šalčiui atsparesnės sienos. Tokios sienos turi dvisluoksnę ar trisluoksnę konstrukciją. Kuo jos ypatingos ir kuo skiriasi? Dvisluoksnės arko blokų mūro sienos tai vienasluoksnės sienos iš lauko papildomai apšiltintos kietos mineralinės vatos arba putų polistireno plokštėmis. Blokai, iš kurių sumūryta laikančioji siena, liečiasi su termoizoliacinė medžiaga be jokio tarpo. Termoizoliacinės plokštės prie arko blokų sienos priklijuojamos specialiais klijais ir jiems sukietėjus apšiltinimo sluoksnis dar tvirtinamas smeigėmis. Ant termoizoliacijos paviršiaus tepamas armavimo mišinys, o jame paskandinamas stiklo pluošto tinklelis. Paviršius išlyginamas, o jam sukietėjus paviršius tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Statant tokią 2 sluoksnių arko mūro sieną reikia atsakingai rinktis apdailos sluoksnio medžiagas. Kai kurios jų mažai atsparios Lietuvoje dažniems temperatūros svyravimams. Mes rekomenduojame naudoti patikimus mito mišinius ir dekoratyvinį tinką. Arko blokai gerai tinka mūryti ir trisluoksnės sienas. Šio tipo siena nuo dvisluoksnės skiriasi tuo, kad čia termoizoliacinė medžiaga patalpinama tarp 2 mūro sluoksnių. Vienas jų yra laikantis apkrovas sumūrytas iš arko blokų, kitas jokių papildomų apkrovų nelaikantis apdailinis sluoksnis. Apdailinė fasadinė mūro siena gali būti statoma ir iš arko M12 blokų arba silikatinių plytų ir tinkuojama. Šią sieną taip pat galima mūryti ir iš klinkerinių plytų, tašytų silikatinių plytų ar kitų apdailos medžiagų. Trisluoksnė siena bus žymiai patikimesnė ir kokybiškesnė, jei tarp šiluminės izoliacijos ir apdailinės fasado sienos suformuosite vėdinamą oro tarpą. Kodėl? Šiuo tarpu lengvai cirkuliuoja oras, su juo iš šiluminės izoliacijos lengvai pasišalina drėgmė. Todėl tokia siena yra tvirta, šilta ir ilgaamžiška. Fasadinė ir iš blokų sumūryta laikančioji siena sutvirtinamos lanksčiais ryšiais. Tam naudojami 4 mm cinkuoto ar nerūdijančio plieno specialūs sujungimo strypai. Strypai išdėstomi šachmatinė tvarka visame sienos plote maždaug 50 cm atstumu vienas nuo kito. Mūrijant sieną iš arko blokų sienų surišimui tinka ir 4 mm nerūdijančio plieno inkarai. Jie įsukami į iš arko blokų jau sumūrytą sieną. Inkarai tvirtinami prie laikančiosios sienos taip, kad atitiktų fasadinės sienos siūles. Orui cirkuliuoti tarp apdailinės sienos ir izoliacinės medžiagos paliekamas tarpas yra apie 40 mm pločio. Drėgmei tarp sienų išgaruoti fasadinėje sienoje paliekamos vertikalios siūlių kiaurymės. Po vieną kiaurymę viename metre sienos. Pastatuose iki 2 aukštų įrengiamos 2 ventiliacijų kiaurymių eilės. Apačioje pirmoje plytų eilėje ir viršuje po stogo nuosvirą. Daugiaaukščiuose pastatuose tokios kiaurymių eilės įrengiamos kas 2 aukštus. Tokioje trisluoksnės sienos konstrukcijoje labai gerai išnaudojamos pagrindinės arko blokų savybės – tvirtumas ir ilgaamžiškumas. Vidiniai laikančiai sienai puikiai tinka arko M18 blokai. Iš jų laikančioji siena gaunama ne tik tvirta, bet ir plona. Tokiai pačiai sienai iš keramzitinių ar akito betono blokų sunaudojama 1,5 karto ir daugiau blokų. Sienai iš plonesnių arko blokų sumūryti reikia ir mažiau rišančios medžiagos – cemento ar klijų. Be to sienos bus greičiau pastatytos, mažiau laiko reikės dirbti mūrininkams. Todėl pastato trisluoksnė siena iš arko blokų kainuos nuo 5 iki 30% pigiau nei renkantis kitus blokus ar plytas.
Išoriniai fasadiniai sienai puikiai tinka Arko M12 blokai. Jie atsparūs ne tik gniuždymui, bet ir šalčiui. Visi Arko blokai atlaiko daugiau kaip 50 šildymo ir šaldymo ciklų. Todėl iš Arko blokų sumūryta trisluoksnė siena bus tvirta, atspari šalčiui ir ilgaamžiška. Laikui bėgant užteks perdažyti fasadą, o tokia nebrangi ir patvari konstrukcija nepakitusi išliks 100 metų.